Sėkmingai susitvarkyti su savo pinigais pavyksta nedažnam žmogui. Ką jau bekalbėti apie jauną, ką tik globos namus palikusi jaunuolį. Kaip leisti pinigus, kaip taupyti ir žinoma, kaip jų užsidirbti, štai kokie klausimai knibžda šių vaikų galvose. Lino Kleizos paramos fondas jau metus padeda šiems vaikams rasti atsakymus į tokius klausimus. Šį kartą vaikų globos namų auklėtiniai susitiko su Kauno technologijos universiteto dėstytojais. Kūrė, organizavo, pirko, pardavinėjo, mokėsi, kaip elgtis su savais pinigais. Mes su moksleiviam žaidėm verslo žaidimą, tai lyg realios įmonės imitavimas, kurioje jie visi turi kažkokius išteklius, jie susiskirstę komandomis ir jie tos išteklius perka vieni iš kitų. Taip pat bandome pažindinti su įvairiomis profesijomis, su galimybėmis, kurios egzistuoja pasaulyje, Lietuvoje tiems vaikams. Ir jų tikrai yra, jie nėra pasmerkti ar kažkokie nevykėliai. Jie turi daug galimybių, tik galbūt ne visas jas žino. Tai mes bandom tiesiog plėsti jų akiratį. Linas Kleiza, besidarbuodamas užsienyje, ne visada suspėja pabendrauti su šiais vaikais, tačiau fondo veiklą aktyviai prižiūri. Jisai visada vertina įvairiausius projektus, toliau sutinka arba prieštarauja vienokio ar kitokio finansavimo skirimui, toliau leidžia mums naudoti savo įvaizdį, kuris iš tiesų komercinė prasme yra brangus. Tai jo indėlis yra milžiniškas, tai yra jo fondas ir iš tikrųjų be jo tai jis tikrai neegzistuotų. Į paskaitą susirinko vaikai iš Didžiasalio, Antazavės, Elektrėnų, Daugėliškių, Aulelių vaikų globos namų ir vaikų ir paauglių socialinio centro. Balandį vyks dar vienas paskaitų ciklas Kaune. Nuo gegužės mėnesį planuojamas iškilmingas šių metų projekto uždarimas, kuriame dalyvaus ir pats fondo steigėjas Linas Kleiza.